Sveiki gerbimieji. Noriu įrašyti jums dar vieną video dėl to, kad paaiškinti, nes, pavyzdžiui, irgi dabar nesenai gavau skambučių nuo vieno kliento, kuris yra nepatenkintas dėl vieno dalyko, būtent dėl šilumos siurblio parametrus. Parametrus, kad gauti šilumos siurbliui oras vanduo kompensaciją. Dėl ko yra, kaip sakoma, tokie, nesutarimai, tokia, kaip sakoma, neaiški situacija. Ir čia labai gerai, kad klientai skambino, klientai rašo, klientai domisi, ta prasme, kad tai leidžia mums, kaip sakoma, apsaugoti kitų klientų nuo to, kad jis nelabai teisingai supranta informaciją, kuria yra nurodyta. Jo? Arba tai informacija, kuria nurodyta, reikia papildymo kažkokio paaiškinimo. Ir tai labai gerai, kad mes turim bendravimą būtent su klientams ir būtent tam aš padariau šį kanalą YouTube, kad galėsiu jums papasakoti visus niuansus, kurie būna atsiranda, kažkokius nesupratimus ir kad patikslinti informaciją, kuria yra nurodyta, sakysim, nuo gamintojo, informacija, kuria nurodyta mūsų elektroniniai parduotuviai, informacija, kuria yra nurodyta ir pas kitus pardavėjus, sakysim, šilumos siurblio, dabar mes šnekėsim būtent apie oras vanduo. Kame atsirado problema ir dėl ko mes dabar norim šitą dalyką išsiaiškinti. Problema atsirado dėl to, kad, sakysim, gamintojas ir atstovai to gamintojo atsiunčia, kaip sakoma, mums, kitiems pardavėjams, techniniai parametrai tos įrangos. Ta pavadinimą, numeriukai, ten skaičiukai ir technika, ta prasme, visi tai parametrai. Visi tai parametrai, kurių mes gaunam nuo atstovybės, mes nurodom savo internetiniai parduotuviai. Nes mes norim padaryti taip, kad klientas matytų kuo daugiau informacijos apie šį įrenginį, būtent apie šilumos siurblį oras vanduo kažkokio gamintojo. Ir ten, kiek mes galim rasti informacijos, kurį mes pateikė mums atstovai, tam mes visą informaciją stengiamės patalpinti į mūsų internetinį parduotuvę. Ir kad klientas perkant įrangą galėtų paskaityti, palyginti ir mes kartais netrašau, aš tam klientui, jeigu jis klausė, žiūrėkit, man sudomina šitas šilumos siurblys ir šitas šilumos siurblys, ką jūs galit patarti. Aš sakau savo nuomonę, bet visada sakau klientui, jūs pažiūrėkit, pas mus yra ta informacija pilnai atsidaryta, nėra kažkokių slaptinta. Visą informaciją apie parametrus ir jūs galit palyginti kainos, kada jūs visada praktiškai darot perkant ir, aišku, palyginti tarp gamintojo techniniai parametrai. Gal kažkokios techninius parametrus jums bus labai aktualūs vieno gamintojo, nei kito ir jūs tada padarysit pasirinkimą pagal tą gamintoją, kuris parametrai jums bus daugiau tinkami. Ir čia viskas yra labai gerai, viskas yra normalu. Ir mes dar stengiamės įdėti ir instrukciją prie kiekvieno gaminio, kad, sakysim, nereikia jums kažkur tai ieškoti internete, tą būtent skaitmeninį instrukciją, o jūs galite užeiti prie tos įrangos ir atsiųsti tą instrukciją ir giliau viskas pažiūrėti, kaip ten valdyti, kokie ten funkcijos, visa kita. Ta prasme, mes stengiamės kuo daugiau pateikti informacijos klientui. Kaip mūsų elektroniniai puslapiai, mūsų elektroninė parduotuvė komfortobustas.lt, taip ir per kažkokius konsultacijos, per susirašinėjimą, nes būna klientai rašo, sakysim, aš noriu kažkokius kitus parametrus, kurie nėra nurodyti, kaip sakoma, atvirai erdvėje. Tada mes rašom užklausą būtent dėl tų parametrų atstovams, kurie atstovauja tą gamintoją ir tada atstovai iš to gamintojo būtent prašo tos kažkokius lentelius, parametrus kažkokius ir mes tada ką galim gauti, tada siunčiam klientui, kad jis turėtų kuo daugiau informacijos, nes mūsų tikslas yra taip, kad klientas būtų patenkintas. Ir mes nedirbam tik su vienu brendu, kurie norim būtinai prakišti, sakyti, kad kiti tam brendai blogai, kaip sakoma, blogą įrangą, o pirkit tik šitą įrangą, nes mes tik su šiuo gamintojo dirbam. Mes dirbam plačiau, ta prasme, parduodam kaip japonų gamybos, taip kiniečių, taip pietų Korėjos, tai europietiška įranga. Ir mums nėra skirtumo, ką jums parduoti, pasiūlyti. Mums svarbiausia, kad
jūs nupirktų būtent tą, ko jums reikia, šitą daiktą. Ir dabar šnekėsim daug, tai čia gal tokios filosofijos, lyrikos, bet dabar prieisim prie būtent to parametrus, kadangi kaip automobilį, sakysim, daug kas gal buvo susidūrę su automobilių pirkimu, arba ten tikrino, žiūrėjo parametrus automobilio. Ir žiūrėkite, jeigu perkat automobilį, ten bus prie tų visų parametrų automobilį bus parašyta galia automobilio, variklio galia. Ten gali būti kilovatais, sakysim, kitojose rinkose ten tos arklio galios nurodytos variklio. Ir mes turim suprasti, kad tas galingumas variklio, sakysim, jūs perkat kažkokį automobilį, tam parašyta variklio galia 120 kW. Okay? Bet turime suprasti tame, kad 120 kW čia yra maksimali galia. Tai ką galima išspausti iš šito variklio. Ir ta galia būtent bus tik kada tam mūsų dažniausia, kada mūsų tas tachometro rodiklis bus prie raudonos zonos, maksimum raudona zona, kiek galima įspausti, ir tada 120 kW jūs gausit, kur nurodė gamintojas. Taip pat irgi su kaip kuro naudojimu. Jeigu, sakysim, gamintojas jums parašys ten, kuro naudojimas ten bus 6 litrai benzino, ant 100 km naudoja, tai nereiškia, kad jis visada tik 5 litrai. Jeigu jis kažkur tai važiuosi ten po miestą, kamščiuose, tai jis gali suvartoti ir 8, ir 8,5. Ir čia reikia suprasti, kad čia viduriukas. Čia ta prasme, kiek jis ima vidurkis. Vidurkis čia truputį trasos, nelabai didelio greičių, kažkiek tam po miesto, čia vidurkis. Tai kadangi maksimum galia, čia yra variklio galia, yra maksimaliai nurodyta, kuro sąnaudos vidurkis, taip pat ir prie šilumos siurblių. Gamintojai rašo maksimaliai galia. Jeigu jūs matysi, sakysim, šilumos siurblys 16 kW. 16 kW visą pirmą. Jis nenaudoja tiek elektroenergijos, net kai kuris skambino, sako, aš noriu įsigyti šilumos siurblį ten 8 kW oros vanduo, bet pas mane įvadas į namus tik 6 kW, o ten 8. Tai sako, man neužteks tas elektroenergijos. Aš jums sakau, čia kilovatai šilumos. Nurodyti kilovatai šilumos, ne elektroenergijos sąnaudos, šilumos. Ir kitas dalykas, maksimali galia nurodyta. Jeigu tam bus, sakysim, šilumos siurblys 9 kW, čia reiškia geriom sąlygom, palankiom sąlygom. Jis maksimum prie maksimalių apsukų gali duoti jums 9 kW šilumos. Jeigu bus sąlygos blogesnis, jeigu jis dirbs ant maksimalių apsukų, iš tų 9 kW, ten gali būti 7, sakysim, ja? 7 čia kaip, toks vidurkis. Ir dėl to, kada jūs norit gauti kompensaciją dėl šilumos siurblio oros vanduo, įstaigos prašo nuo jūsų vieno parametro, kuris vadinasi pratat. Pratat mes negaunam, ta prasme, kaip tada, kaip gamintojas, sakysim, duoda techninį charakteristikos įrangos, tai atvira, kur yra visa ta techninė charakteristika, pradas nėra nurodytas. Kadangi gal pradžioj čia nelabai svarbu ir buvo, reikėjo. Rašė tik maksimaliai galia ir, kaip sakoma, likusios charakteristikos. Kada pradėjo tos kompensacijos, tai pradėjo prašyti pratat. Ką reiškia pratat? Pratat čia yra nominali galia. Ta prasme, būtent prie kokios galios, prie kokio apsukų buvo padaryti laboratoriniai tos išbandinimai tos įrangos ir būtent visi likusios parametrai, kopai, efektyvumas buvo nurodytas būtent prie, kada šilumos siurblys dirbo prie nominalios galios. Ne prie maksimalios, o prie nominalios. Ir dėl to įėjimą prašo nominali galia, o ne maksimali galia. Būtent įstaigos. Ir tada, kada pradėjo prašyti tos pratadus, mes pradėjom reikalauti tą pratadą nuo gamintojo. Ir ten, tokius, kaip sakom, kur techninės, grynos tos techninės charakteristikos
techninės aprašymas yra labai gilus, tai tada jau ten galime rasti atsiunčia gamintojas, į tą mes galim rasti tą pratadą. Į pratadas dažniausiai skiriasi. Pas vienus gamintojus yra stipriau skiriasi, sakysim, dabar, kur šilumos siurblys žmogus įsigijo, maksimali galia yra 16 kW, pratat yra nurodytas 9 kW. Jo, taip. Sakysim, pas kitus gamintojus gali skirtis taip, kad maksimali galia yra 13 kW, pratat yra 11 arba 10 kW. Čia, aišku, yra vėl skirtumas, bet yra nežymus skirtumas. Tai kad reikia irgi atkreipti dėmesį, mes dabar gerai, kad klientas paskambino ir klientai turi, kaip sakoma, su mumis ryšį ir mes dabar stengiamės jau įdėti, daug, aišku, mes tos įrangos prekiaujam, tai kaip prie kiekvienos tos įrangos norim įdėti dar papildomai tą pratat. Charakteristiką pratat, stengtis aiškintis kiekvienam klientui, kuris perka, kad ta, kuris nurodyta galia yra maksimali, nominali galia pratat yra kitokia. Kad nebūtų jokių nesupratimo ir klientas negalvotų, kad mes norim čia apgauti, čia parašom vieną galią, čia šilumos siurblių, o iš tikrųjų pratat, kada jis žiūri pratatą, galia skiriasi. Galia skiriasi ir jeigu klientai prieš perkant klausia mums dėl tos galios, tai mes visada pasakom, jeigu klientas pasirinko įrangą, nupirko, tai aišku, gal jis nepaklausė, mes jam papildomą tokią informaciją, kadangi nebuvo, kaip sakoma, užklausos dėl tokios informacijos nepateikė. Ir mes parodėm būtent mūsų elektroniniai parduotuvėje, kaip ir pas kitus pardavėjus, būtent nurodyta tos duomenys, kurie duoda atstovai iš gamintojo, nurodo maksimali galia, kaip ir automobilių gamintojai irgi viskas tas pats, ne? Tai kad noriu pasakyti, kad mes nieko nenorim apgauti, mes atviršiai žiūrim, kada yra kažkokios nesupratimai, yra kažkokie nesusitarimai, kažkas klientas nesuprato, kažkas tai nepamatė, sužinojo per vėlai. Mes norim, kad kiti klientai nebūtų kažkokie irgi kartojančios tos problemos, neaiškumo. Tai dabar mes norim irgi jums pasakyti, kad maksimali galia, kurio nurodyta parametruose, prie įrangos pavadinimo, prie įrangos aprašymo, čia yra maksimali galia, o nominali galia yra visiškai kitokia pradas, jie gali skirtis, pratatas tas, jis gali skirtis ir mes dabar stengiamės puslapį irgi nurodyti tą, būtent jo tą pratat, kad žmonės daug kas perka šilumos siurblius, kad gauti kompensaciją, dėl to, kad jie matys, koks pratat yra būtent prie šios įrangos. Aš nemačiau to duomenių dar pas kitus, kaip sakoma, savo konkurentus, kad nurodytos tos pratada, bet mes norim, kaip sakoma, tikriausiai būsim pirmieji, aišku, nuo mūsų iškart kopijos kiti, kadangi aš matau, net yra puslapių, kurie grinai nukopijuota nuo mūsų komfortobustas.lk, ten jų prašymai, nuotraukos, viską nukopijuota, bet, kaip yra, taip yra, tai, kaip sakoma, mums to negaila. Mes dirbam sąžiningai ir, kaip sakoma, konkurenciją mes sprendžiam kitų atveju, kad mes norim bendraujam pastoviai ant ryšių, pastoviai konsultuojam su klientus, padedam spręsti kažkokius niuansus, problemos, visą kitą. Ir čia mūsų, kaip sakoma, pagrindinis pliusas tarp konkurentų. Tai tiek truputį informacijos. Aš manau, kad šita informacija buvo labai jums svarbi, aktuali. Ypač jeigu jūs norite įsigyti šilumos siurblio ar vanduo, jeigu jūs norite gauti paramą dėl įsigijimo šito įrangio ir, kaip sakoma, tai be informacijos, kaip sakoma, labai sudėtinga ir mes norim suteikti tos informacijos, kaip yra tokia, kaip žinom patarlė, kaip vyras be žmonos, kaip žinokit, žuvytė be dviračių. Taip ir čia, žinokit, verslas be informacijos čia yra sudėtingas reikalas. Tai kad visiems linkiu geros dienos ir rašykit komentarus, skambinkit, kreipkitės pas mus, mes suteiksim jums visą gerą pilną informaciją, parinksim jums įrangą reikalingą, suteiksim geresnį kainą ir visada bendrausim, stengsimės jums padėti, suteikti geros paslaugos, geros sąlygos ir kad jūs būtų patenkinti. Iki sekančią kartą, iki sėkmės.